Sveiki. Šiandien kalbėsime apie tokį organą kaip skydliaukė. Skydliaukė yra endokrininės sistemos dalis. Ir šiandien mes nenagrinėsime iš anatominės fiziologinės pusės, o nagrinėsime, kaip atsiranda disfunkcija skydliaukės, kokios to priežastys per psichosomatiką. Ir šiandien aš pateiksiu jums vieną tokį pavyzdį iš savo praktikos, kuris puikiai apibūdins ir pademonstruos, kaip žmogus susikuria savo problemą skydliaukės funkcijom, per savo mąstymą, per savo savijautą ir kaip jis pats išeina iš šitos būsenos, ko pasekoje atsistato skydliaukės funkcija. Rytų medicinoje teigiama, kad skydliaukė yra susijusi su savirealizacijos klausimu. Turima omeny su pojūčiu, kad aš save realizuoju. Ir mes dabar nekalbam apie tuos šūkius apie savirealizaciją, kur misija, vizija ir visokie kitokie globalūs dalykai. Mes kalbėsime apie savirealizaciją, kuri yra kasdienė, rutininė ir buitinė savirealizacija. Atėjo pas mane klientė į veido masažą ir kai atsigulė ir aš pradėjau daryti masažą, aš pastebėjau, kad vienoje pusėje jos skydliaukė yra padidėjusi. Po masažo aš jos pasiteiravau, ar ji nedarė kokių nors tyrimų skydliaukės, ar nesiruošė to daryti. Ir ji mane informavo, kad kaip tik šeimos gydytoja yra davusi siuntimą pas endokrinologą pasidaryti skydliaukės tyrimą. Aš jos paklausiau, ar jums įdomu būtų sužinoti, ką apie skydliaukės sutrikimus sako psichosomatika. Mano klientė išreiškė norą sužinoti, todėl mes su ja pasišnekučiavom. Ir aš jai pasakiau, kad skydliaukė yra susijusi su savirealizacijos jausmu. Ir uždaviau jai klausimą, kokioje vietoje jūs jaučiate savęs nerealizuojantį. Moteris susimastė ir pasakė, taip, aš žiūriu, pavyzdžiui, Facebook'e, Instagram'e, visos tokios jaunos, vaikais apsikrovusios, visos laimingos mamos, vaikai laimingi ir jinai tokia verslininkė ir dar sėkminga. O aš sėdžiu namie ir auginu vaikus. Aš namų šeimininkė ir savęs nerealizuoju, nei jokių verslų nedarau. Mes pradėjom su jie diskutuoti apie tai, kad ar iš viso galima tikėti tuo, ką rodo Instagramas ir Facebookas. Ir iš tikrųjų, ar ta jauna mama iš tikrųjų yra laiminga ir iš tikrųjų nuoširdžiai atsidavusi vaikams mama. Ar jinai tikrai verslininkė ir jo labiau sėkminga, kas per verslas ir tikrai kokios jos apimtis. Ar galima tuo tikėti va taip vienareikšmiškai, neužduodant jokių klausimų. Ir mes puikiai suprantam, kaip tie paveiksliukai, kurie mirga mūsų akise, apie tas sėkmingas jaunas mamas, verslininkės, kaip jie įtakoja mūsų mąstymą ir kaip įjungia mūsų psichikoje palyginimo mechanizmus, kai mes save lyginame su tais paveiksliukais. Pasišnekučiavom su kliente ir išsiaiškinom keletą dalykų. Ji pati tvarkosi namus, prižiūri namų švarą. Ji pati gamina valgyti savo šeimai. Ji pati prižiūri vaikus ir jais užsiema, lavina įvairiapusiškai. Po visų šitų dalykų aš jai uždaviau klausimą, tai kurioje vietoje jūs jaučiatės nesirealizavusi, nes jūs puikiai išmanote švaros palaikymo dalykus, jūs ir priemonės pasirinkote tokias, kurios, kaip sakėt, nekenkia jūsų sveikatai ir jūsų šeimos sveikatai, jūs ir stengiatės racioną maisto palaikyti tokį, kad jis būtų įvairiapusis ir jūsų šeima būtų sveika. Jūs taip pat užsiemat lavinimo žaidimais su vaikais, visokiais kitokiais užsiėmimais ir jūs jau šitose srityse esate ekspertė. Tai yra nuostabu.
jos prieštaravimas, kad bet aš norėjau kaip asmenybė dar, aš noriu kaip pati, kaip asmenybė realizuotis, noriu savo talentus atverti ir taip toliau. Taip, tai puiku, kad jūs turite tokį norą, bet ne šiuo momentu. Ar ne, kadangi vaikai mažamečiai kol kas ir kai juos praauginsit ir išleisit į mokyklą, tada pas jūs atsiras daugiau laiko. Ir jūs jau galėsit pradėti užsiimti tuo, kas jums patinka. Taigi, tas toksai suvokimas, ar ne, kurio mes dažnai neturime savo viduje, kad kasdienė veikla, kurią mes atliekame, tai jau yra dalis savirealizacijos. Taip, mes save realizuojam kaip moteris, vyras, kaip namų šeimininkė, kaip mama, sesuo, brolis, kaip specialistas savo srityje. Ir yra daug dalykų, kurie mums tiesiog atrodo savaime suprantami ir jie tokie nereikšmingi. Tačiau jeigu pažiūrėtumėm vienas į kitą, kaip mes tvarkomės, pavyzdžiui, kad ir su savo buitimi, kokius sprendimus priimame toje buityje ir kokioje aplinkoje mes gyvename, kaip mes ją sukuriame, tai pamatysim, kad tikrai vienas turi labiau išvystytus įgūdžius tose paprastose dalykuose, kitas mažiau išvystytus šitoj srity, bet kitoj srity jis yra labiau profesionalas. Taip, kad kasdienė veikla, ką mes bedarytumėm, kokį sprendimą mes bepriimtumėm, tai visur yra mūsų pačių savirealizacija. Ir prioritetai, išsidėlioti teisingai savo galvoje prioritetus, kad reiškia šiai dienai man yra svarbiau tai ir tai. Todėl aš tam labiau skiriu dėmesio dabar, o vėliau, reiškia, vykdysiu kitus dalykus, kuriuos esu sumastęs ar sumasčiusi. Ir tie prioritetai labai puikiai nuramina psichiką, kuri nebeturi galimybės painioti mūsų minčių ir kelti kažkokio tai nepasitenkinimo jausmo ir tuo pačiu kelti chaosą mūsų viduje. Taigi, kai pasidarė klientė tyrimus, jis sakė, kad jos skydliaukės parodymai pradžioje buvo jau prie viršutinės ribos. Ir gydytoja neskyrė jokio medikamentinio gydymo, o tik tai patarė stebėti, nusiraminti, šiek tiek atsipalaiduoti ir nuraminti nervų sistemą ir po mėnesio pakartoti tyrimus. Ir kai moteris po mėnesio atliko tyrimus, parodymai buvo puikios normos. Svarbu yra susidėlioti prioritetus. Svarbu suvokti, kad bet kokioje veikloje aš save realizuoju ir tai jau yra puikia platforma profilaktikai. Žinoma, nesakau, kad psichosomatika tai yra pakaitalas tradicinio gydymo. Jokių būdų. Jeigu jau yra fizinėme plane, fizinėme kūne įvykę pakitimai, reikia juos tvarkyti, reikia reguliuoti, reikia gydyti, bet kai mes žinom tikrąją priežastį ir lygiagrečiai dirbame ir su psichosomatika, su tom psichosomatiniam priežastim, tai netgi gydymas fiziniam plane, jisai duoda žymiai greitesnius ir geresnius rezultatus. Tai, kaip minėjau, savirealizacija yra ir savirealizacijos jausmas yra pagrindinė skydliaukės būsenos priežastis. Ir noriu pasakyti, kad tai yra tiesioginis poveikis savirealizacijos skydliaukės būsenai. Tačiau gali skydliaukės pakitimus iššaukti ir visiškai kitos priežastis. Tuomet reiškia, kad skydliaukės veikla, jos sutrikimas yra kaip šalutinis reiškinys. Todėl kiekvienas atvejis yra individualus ir priežastis, kuri sukėlė tam tikrus negalavimus, jinai bus individuali ir unikali. Gali 10 žmonių kreiptis su ta pačia diagnoze
ir su tais pačiais negalavimais, bet priežastys jų gali būti visiškai kitokios, iš principo kitokios. Taigi, psichosomatika turi savų privalumų ta prasme, kad yra į žmogų žiūrima kaip į sistemą. Tai yra holistinis požiūris kaip į visumą. Ir tokiu būdu yra randama pati pirminė priežastis, kodėl visa ta problema susiformavo. Būkime sveiki ir gražūs.